Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Labadiena, tinklalaidė Žmogiškai klausytojai ir žiūrovai. Aš Irida Ruibytė-Butkuvienė ir šiandien sveikinuosi su jumis tokią pavasarišką dieną ir labai tokia gražia pavasariška dėkingumo, pagarbos, tokia programos tema, gal net sakykime, tokia didelė programa, kai darbuotojus atkreipiam į juos dėmesį, juos matom, juos pažįstam, juos girdim. Ir net šiandien galvoju, pradėsiu nuo tokio klausimo, ar šiandien iki pietų spėjot jau kažkam pasakyti iš kolegų, darbuotojų ar vadovų, ačiū už tai, ką jie dėl jūsų ar vardan komandos padarė, nes tema tokia labai kaip ir paprasta, bet labai retai apie tai kalbam, apie tą padėką, girdėjimą, naudą, kurią vienas kitam nešam ir visą tai, kas gali sutilpti į gerą klimato organizacijoje, gerą darbdavio turbūt įvaizdį ir apskritai daryti žmonės laimingais. Tai šiandien į savo tinklalaidę pakviečiau Juozą Sargūną, MEL bendraįkūrėją ir žmogų, kuris apie naudas, ką darbuotojai mėgsta gauti, mėgsta priimti ir kas darbuotojus motyvuoja, o kas demotyvuoja, turbūt nagrinėja jau, kaip pats sako, daugiau nei 20 metų. Tai laba diena, Juozai, ir ačiū, kad prisijungėt. Labas, Irida, laba diena visiems. Nematau, kas dalyvauja, bet matau, kas... Taip, mes matysim po to. Tai visiems linkėjimai, nes matytų veidų yra. Tai matyti iš kito ekrano pusės. Ir mes su Juozu dar irgi truputėlį ir prieš laidą kalbėjom, kad norim tokį pokalbį padaryti labai artimą, kad tikrai ypatingai ir prieš vasaros sezoną, prieš naują rudens sezoną, kad organizacijos pagalvotų gal tam tikrų taškų susidėliojimą pasidarytų ir pasižiūrėtų, ką gali nuveikti nuo rudens, ką vasarą dar gali padaryti. Ir jeigu turit klausimų Juozui, tai drąsiai klauskit, mes visada juos matom, šone jie pas mus atkeliauja, tai drąsiai, jeigu turit klausimų šitoje temoje, tai drąsiai klauskit. O aš Juozui gal pradėsiu nuo to, mes kalbam ir apie padėką, ir apie darbuotojų šiandien motyvaciją, apie tas sistemas, kurios veikia organizacijos, bet iki to noriu daeiti. Kas yra tas apskritai darbuotojų pripažinimas? Kodėl mes apie tai kalbam pastaruosius turbūt, jeigu jūs dirbat su naudom jau 20 metų, vis tiek bandom kažkaip tos darbuotojus suniveliuoti ar suskirstyti. Tai kas tai yra? Kaip jūs tai matote dabar mūsų 2025 metų perspektyvoje? Labiau gal pasidalinčiau irgi to, kaip iki to atėjom ir ką mes tikrai bandom prisidėti prie pokyčio ir organizacijos tikrai labai leidžiasi, tai labai nori, nes mato ir tyrimų daug daryta, ir Gallup, ir LinkedIn, ir begalė apie darbuotojų įsitraukimą ir kodėl reikalingas tas darbuotojų įvertinimas ir tos ačiū programos ir tas pripažinimas. Šiaip begalė metų atgal, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, dėl ko tas darbuotojų įvertinimas ir pripažinimas, jis buvo labai fokusuotas į rezultatą. Mėnesio darbuotojas, tas pats ant McDonald's matydavo ant sienos, savaitės darbuotojas ir taip toliau, bet atrodo, kad tada visi darbuotojai kaip ir nieko nedaro, yra tik vienas ar ten keli žmonės, kurie kažką tai pasiekė. Ir koks yra dabar pokytis, kad labiau į tas pastangas, į tą rezultatą, apie elgseną, kaip mes elgiamės, mes šiek tiek gal vėliau paliesim tas vertybės, kuomet jos labai tikrai stiprinasi visas tas vertybių suvokimas, ne vien tik tai pakabinti ant sienos šūkį, kad mes ten tvarumas ar vienas kumštis ar ten dar kažkas, bet o kaip mes elgiamės, kaip mes sprendimus priiminėjam ir tas labai smarkiai imponuoja įmonėms, kad ir darbuotojams elgsena. Kitas dalykas, kas buvo anksčiau, labai daug, dar iki šiol yra ir su tuo viskas yra gerai, bet vėlgi, viskas apie tai, kad, išdirbsi 10 metų, 15 metų, ženkliukas sidabrinis, 20 metų auksinis, o jeigu 50 metų išdirbi deimantinis. Ir viskas. Atrodo, kas 5 metus aš tą gaunu, žinai. O mes šiaip gyvenam dabar, sutikit, laiko laikais. Kiekvienas žmogus įdėdamas ar postą, jis nori čia ir dabar. Ir tas labai didelis yra pokytis, yra kartų didelė kaita. Gal kitam nereikia ten to ačiū,
Tai nereiškia, kad jeigu aš jums padaviau, ten, nežinau, lapą popieriaus, reikia pasakyti ačiū kiekvieną kartą. Nu, yra du skirtingi ačiū būdai apskritai, žinai, ta visa darbo etika, kultūra ir panašiai. Kitas dalykas, kuris irgi labai svarbu, jeigu tai papunkčiuojai, tai kas keičiasi, kad jeigu anksčiau buvo labai, kad va, mes vadovo komandą nusprendžiam, kad jūs 5 busit nominuoti, arba jūs 5 laimėtojai, metų darbuotojų, 1000 darbuotojų turim, bet 5 ant pakilos pakviečiam per kalėdų vakarėlį ir įteikiam diplomus. Ne, o visi kiti 1000, nu, tarsi nebūtinai jie turi būti paminėti. Tai koks yra pokytis, tas peer-to-peer, kolega kolegai, tikrai labai gauna didelį pagreitį ir tikrai turim labai puikių pavyzdžių iš organizacijų, kiek daug yra tų padėkų ir nėra jos feikinės, kad, nu, tai ačiū, kad tu šiandien fainas. Nu, ne apie tai. O tikrai organizacijos viduje yra labai daug sąsajų, sinergijų, kas tarpusavį dirba, bendarbiauja, padeda vieni kitiem ir taip toliau. Aišku, kai, jeigu taip žiūrėt šiek tiek anksčiau, vėlgi tų padėkų labai skirtingai, kaip jas duoda. Tai žiūrėkit lapelių kažkokią dėžutę, ne, padeda, įdeda lapelius ir taip toliau. Tai skelbimų lentos, ne, ten mėnesio darbuotojas, padėka tau ir taip toliau. Bet labiausiai norisi čia ir dabar. Tas vadinamas instant. Noriu padėkoti, pasakyti ir kad visi pamatytų galų gale. Nu, vat, ačiū tau už tai, žinai, o kaip fainai. Kad tai turi būti ir smagu, ir patogu, ne, kaip sako, ir iš klientų turim pavyzdžių. Taip, nelabai gal geras pavyzdys dėl vairavimo, bet sako, nu, kaip prieš visą forą atsiminiau, aš greitai įsijungiau ten ar aplikaciją, ar kažkur patogu, paspaudžiau, o, jėga. Nes čia ir dabar atsiminiau. Nes gal tu pamirši po 10 minučių, kad norėjai pasakyti ačiū Iridai už kažką, nes gerai, fainai užklausinom ten projektą, ar šį padirbėjom ir panašiai. Tai turbūt tokia, sakyčiau, pradžia. Bet mes dar truputėlį irgi kalbėjom ir apie tą, vat, ačiū pats paminėjot, kad jo dažnai ir pamirštam ir, nepasakom, bet ar tas ačiū, jis dar yra mūsuose dažnas, toks gyvas, nes jeigu mes nueinam į programėles, į elektroninius laiškus, kaip vat pats susiduriat su tuo realybės, darbų komandoje ir realių bendravimų ir nuėjimu į tam tikras technologijas, nes, vat, kiek tai yra, kiek mūsų organizmai arba mes kaip žmonės priimam tai tą pačiu lygmeniu. Ką pats pastebėjot per tą gyvą kontaktą? Čia gera pastaba ir iš tikrųjų, bet aišku, šiaip technologijos mus daro laukiniais, ne, tą reikia pripažinti. Žmonės nenori skambinti, jie chatina, pažiūrėti jauną kartą, jie nenaudoja telefono. Telefoną naudoja, bet jie neskambina. Skambučio sulaukti jiems yra rizika, jie geriau per chatą pabetauja ir taip toliau. Tai čia natūralus procesas ir su tuo reikia susigyventi. Visgi tas rankos paspaudimas ir natūralus ačiū ir dėmesys jisai yra ir išlieka. Tas išlieka šiek tiek brandesnėse organizacijose, ne didmiesčiuose. Regionuose organizacijos nesako, mes išlaikysim tą padėką, gėlę įteikti ir taip toliau, rankos paspaudimą, nes jam yra labai svarbu vadovo tas dalykas, negu per programėlę ar ten parašyti kažkur LinkedIn. Ir su tuo yra gerai. Nereikia visų perkelti vieną klišę. Svarbu, kad būtų sistema. Nes vat, ir kai paliesim tyrimą, matysim, kad yra, kurie nėra gavę padėkos. Nėra jų paminėtas žodis, nors 15 metų dirbo organizacijai. Tai čia mes labiau apie patį faktą. Nebūtinai, kad reikia technologijas, apie patį faktą, kad darbuotojų tas pripažinimas ir matymas, kad jūs mums kuriat verslą, jūs esat visi svarbus ir kiekvienas indėlis, tai nereiškia, kad jeigu atėjai į darbą, reikia padėkoti. Mes, žinai, turim iš tų kuriozų su Junaikarta, kad visko būna. Pamatykim darbuotojus, kurie kiekvieną dieną dirba darbą ir čia nebūtinai turi būti aukščiausio lygio vadovas, kiekvienas, nežinau, nuo į lentynas prekes dėliojančio žmogaus iki vairuotojo. Ir čia turbūt, Juozai, jūs labai svarbę irgi mintį pasakėt, kokios yra skirtingos organizacijos ir kiek skirtingų būdų yra, kurie veikia pas juos ir kaip svarbu yra, kaip sakėte, mauti ant vieno, bet atrasti savo pagrindinę problemą ir jos sprendimo būdą ir pritaikyti, bet sistemą turėti ir nepalikti to kaip savaime suprantamus dalykus ir turbūt organizacijose pradėti nuo pokalbio apie tai. Nes jeigu mes niekada neturėjom, įvertinimų, naudų sistemų ir mes vieną dieną sugalvojam ir pradedam nuo kažko, tai man atrodo dar kelias iki to yra. Tai kaip organizacijom pasiruošti tam, kaip tą kultūrą tokią susibrandinti, ką pats esate
per tą ilgą laiko tarpą dirbdamas ir su naudom ir dabar MELP sistema, ką pastebėjot, ko mes kaip organizacijos dar iki sistemų neturim, kur nesam pasidarę dar namų darbų, ką turim daryti, ką atkreipti dėmesį. Labai geras, nes, žinai, tu gali, daug yra pasaulyje dabar sukurtų sistemų, kaip daryti ir tik daryti. Taip. O kaip daryti, mes nieko neturim. Vienos, pavyzdžiui, organizacijos, kurios turi, žinai, padėkų kultūrą per Teamsus, ant baltų lentų, šokoladų davimo vienas kitam, begalė yra nuostabių sistemų, kurios sako, čia atgyvena, gal kažko reikia labiau technologinio. Tai jau yra lengviau. Kai nieko nėra, tada prasideda viskas nuo balto lapo popieriaus. Ir turbūt 9 iš 10 ar 9 iš 10 organizacijų, jos remiasi vertybėmis. Tai yra lengviausia. Nes kas yra vertybė? Vertybės tai yra elgsena. O kaip mes elgiamės? Ne? Kas mums yra svarbu? Ką mes įsikeliam ir panašiai. Ir tada pagal vertybės prasideda lipdymas tos visos programos. Ne? Tai ką mes norim pasiekti? Norim labiau, kad darbuotojai būtų įsitraukę. Ne, tai yra labai softinė dalis ir dažnai vadovai, aukščiausio lygio vadovai turi didelės diskusijas su personalo vadovais, kai jie sako, mums reikia darbuotojų įsitraukimo, o ką jis duos, ne, darbuotojai galbūt ilgiau liks darbe, našiau dirbs ir taip toliau, ir tas yra paremta tyrimais. Tai ką mes norim nustatyti? Darbuotojų įsitraukimas, galimai galbūt kaitos sumažinimas, jau pačios kaip darbovietės, to employer brandingo, to vardo, ne, kad pas mus tai yra, pas mus tai veikia. Tai kaip viskas, jeigu taip žingsnis po žingsnio, tai aišku, tikslų nustatymas, labai aišku, ką mes norim pasiekti. Toks ir toks darbuotojas. Kodėl mes to norim? Taip, tada labai svarbu iš vadovų gauti paramą, kad tai nebūtų, čia jūsų žaidimai. Ne, tai čia jūs žaiskit. Ne, čia yra mūsų, kaip visos organizacijos dalis, ir jeigu vadovų yra didžiulis palaikymas ir įsitraukimas ir tono uždavimas, tada visi ir organizacijos, visi kolegos, jie sako, tai faina, čia ta ačiū kultūra yra. Nes ten pasakyti ačiū ir vadovai būna labai darbuotojams nejauku, nes nežinau, ar galima ar negalima. Tai čia sekanti dalis, tuomet yra būtinai turi būti savininkas, tas ownershipas, kas veda projektą, kas tą nuolatos primena apie padėkų kultūras. Ir tikrai yra organizacijos ir personalo, dažniausiai tai yra personalo atstovai komandos, tai vadovai, ir vadybininkai, ir specialistai, ir partneriai. Aišku, kažkoks galbūt tai galėtų būti ir biudžetas skiriamas, nežinau, ar tai mini prizam, ar kas daugiausia surinks, nežinau, gėlyčių, lėktuvėlių, ženkliukų, padėkų ir taip toliau. Tai kažką ten ar prizą gauna, ar ten nemokama išeiginę, ar pietą su vadovu, ar ten uždirba kažkokias ten koninės girtuvė, ar taip toliau, ar paverčiami pinigais. Per kur tą dalyką daro, kokiais kanalais, kiek mes tų ačiū turim, kaip iškomunikuojam, kas mums yra svarbu. Ir pasidarius tos namų darbus, tuos visus žingsnius įgyvendinant, matosi, kad organizacijos, kurios niekada neturėjo, tą vadinamą kultūrą, čia yra padėkų kultūra. Neturėjo, sako, kaip faina, žinai, ir tiksliai aš tada, žinai, matau ir tas tam ačiū, ir organizacija, kur sako, žinai, ačiū per MELP, čia toks, žinai, mūsų vidinis, tipo prie stalo mane sakyk, tu man tenais padėko. Tai, bet įsijungia, tiksliai, žinai, čia vertybiškai pasielgiam, čia tas, tau ten taškų, bet čia vėlgi, čia daug žaidimo yra, bet su to yra viskas gerai. Paremti su žaidybinto elemento. Bet aš dar, Juozai, norėjau paklausti, kai jūs pats jau dabar turite ir praktikos ir MELP, ką pastebėjot, kas keičiasi organizacijos, kai jos įsiveda tam tikras, pavadinkim, sistemas pagal vertybės, kad atkreipia dėmesį, pastebi darbuotojus. Nėra gal to tokio, kad išskirti vieną, bet yra tas toks labiau individualizuotas pastebėjimas vardan ko tavo, nežinau, pokyčio, kaip, pavyzdžiui, dabar vaikai mokyklos, ypatingai privačiose, kad nevertina bendrai, kaip klasiai sekasi tavo vaikui, bet kaip tavo vaikui sekasi nuo praeitų metų iki šių metų, tas toks pokyčio. Tai ką pastebit, kas pasikeičia organizacijose, kai jos pradeda į tai atkreipti dėmesį? Man turbūt 2 aspektai šauna į galvą. Pirmas tai toks susilyginimas, kartais lietuvių kalboje tie žodžiai, sufletinimas, struktūros, kad visi tampam, visi turim tą pačią galimybę padėkoti. Ir čia turbūt tikrai galiu paminėti, nes ir daug viešojo erdvėje mini iki Lietuva pavyzdį, kai visi įsitraukia darbuotojai, ten iš 80% įsitraukusių, tai nesvarbu, ar aš dirbu kasoje, ar sandėlio darbuotojas, aš ir gaunu ačiū, ir aš galiu pasakyti ačiū. Ir nebėra, kad tai vadovybė ir visi kiti. Man atrodo, kad labiausiai šitos programos sumažina atskirtį tarp žmonių.
Nes tą labai aš jaučiu per visus 20 metų. Nes kaip pavyzdžiui ir naudų programas kūriamas, tai mes administracija turim tokį draudimą, o jau žinai, paprasti darbuotojai turi tokį, arba ten gyvybės draudimo suma vadovų yra ten 100 000, o kitų darbuotojų 40. Ko mes skiriamės? Tai man pirmas dalykas šitas šauna į galvą, kad mes suvienodinam šiek tiek, ne, galimybės. Kitas dalykas, pastebėti žmogų, pasakyti jam ačiū, žinai, kai jis kiekvieną dieną nedirba galbūt prie valdžios, kaip sakoma, ne, ten prie didelių sprendimų, bet aš kasdien darau savo darbą, kurį darau gerai. Ten, nežinau, vežioju prekes. Arba esu vadybininkas, arba vadybininko asistentas, ne, dirbant su pardavimais. Bet aš negaunu laurų pardavimų, nes ten, žinai, pardavėjas gauna sėkmę ir taip toliau. Bet jeigu mane paminė ir taip toliau, kad aš irgi prisidėjau, tai tas priklausomybės jausmas, kad aš priklausau šitai komandai, priklausau šitai hebrai, aš manau, kad tas labai labai duoda žmogiškumo. Nes ir ta žmogiškai pats podcastas, man toks tikrai labai daug yra emocinio ryšio. Ir tas labai labai faina, įdomu, kaip kuriam aš matau tikrai ir socialinėse tinkluose, kaip pasidalina, už ką ten ačiū gavau, ten kaip smagu, mane paminėjo. Nieksgi neprašė to dalyko daryti, nieksgi nemoka pinigų postus, bet jie tiesiog nori pasidžiaugti. Tai man atrodo, čia yra labai didelis pasiekimas. Bet gal tada, Juozai, aš tada turiu iš karto tokį sekantį klausimą. Gal tada mes ne taip motyvuojam savo darbuotojus? Kas iš tikrųjų motyvuoja savo darbuotojus? Nes kodėl aš to klausiu? Mes kaip organizacijų žmonės, darbuotojai, ne, aš ypatingai, kai dirbu su vadovais, jie ateina manęs ir nuolat klausia, Airida, mes nebežinom, kaip motyvuoti darbuotojus. Nes mes ir tą darom, ir darbo valandas lankščias, ir gali dirbti Maljorkoje, ir ten, nežinau, ir su vadovais betarpiškai bendrauja, vienas pas kitą į krikštynas einam, atsakomybių duodam, bet nemotyvuoti darbuotojai. Vos tik kažkas pasiūlo naują poziciją arba naują galimybę ir vos kažkiek ten didesnį atlyginimą, jie pabėga. Žinau, kad nėra vieno atsakymo, bet kaip iš tikrųjų yra, kas motyvuoja darbuotojus ir kas demotyvuoja darbuotojus? Tai vis tiek, kadangi mes taip žmogiškai, aš pajuokausiu, tokį juoką turiu, kurį 20 metų su savimi nešiojasi, nes kitai buvo klausimas, Juozai, kaip pririš darbuotojus? Anksčiau buvo tai. Aš sakydavau, vienintelis būdas yra prirakinti su antrankiais per radiatorius. Kaip tu gali pririšti darbuotojų? Tai pirmas dalykas, kas motyvuoja, tai žinai, nemaišyk dirbti. Turėk tą, vadinamą, prasmingą darbą, čia daug tokių šūkių yra, kad jie jaustų prasmę, ten tvarumą, dabar ypač jaunoji karta, jinai apie tai mato ir panašiai. Labai sunku šiek tiek klausimas, turbūt visa aplinka, kur aš esu, žinai, ar aš turiu palaikymą iš vadovo, ar aš turiu tą pačią ačiū, kokią mes turim kultūrą, ar jinai toksiška ar netoksiška, ar man gerai į darbą, žinai, pirmadienis visai yra okei. Tai, ką jūs sakote apie pavyzdžius, turim ir tą, ir ten, žinai, ir pilni šaldytuvai maisto, ir kirpyklos, ir begalė ir naudų ir panašiai. Bet kas iš to, kas toliau, koks yra karjeros kelias, kur eina mano organizacija, kur aš einu kaip pats kaip Juozas, dirbdamas vadybininku, kokia mano karjera, kaip manim rūpinasi organizacija. Ir vėlgi, kai organizacijos sako šiek tiek, kai mes sudaržam akmenuką į tas netgi ir motyvacinės naudas. Mes jas turbūt skirstom, čia geras buvo ir vienas aprašymas kažkuriam straipsnį, angliškai benefits ir perks. Pas mus yra naudos papildomas lietuviškai. Pakankamai sudėtingai skamba, bet ir iš tikrųjų čia labai didelė yra atoskyra tarp tikrų naudų, kurios priskiriamos yra kaip sveikatos draudimas, pensijų kaupimas, kritinių ligų draudimas, tas employee assistant programos, kad aš turiu galimybę kreiptis į psichologą anonimiškai ar advokato paslaugos. Ir turim tuos perksus, nuo sumuštinių, dviračių paspirtukų, žaidimų ir panašiai. Ir daug organizacijų, ypač jaunesnių, tikiuosi čia manęs labai nepristums prie sienos, bet aš pasidalinsiu, tai jos labiau fokusuojasi greituosius perksus. Kažką padaryti, dabar trendas į Turkiją. Jie paperka. Taip, dabar visus vežam į Turkiją, nes mes žinom, kad pusę metų užsihaipins darbuotojai. Tai kai kurie darbuotojai neina iš darbo, nes žino, kad bus kelionė, aš pabūsiu kelionį ir aš tada eisiu dar. Bet kas nutinka, kai mano darbuotojas susirga kritinė liga? Mes Lietuvoje turim statistiką, kas 5 žmogus maždaug susirga kritinė liga, vienokia ar kitokia. Kiekviena šeima turi bent po vieną atvejį per vieną kontaktą. Tai čia yra statistika. Ar mes turim draudimą nuo kritinių ligų? Ne, mes turbūt jo neturim, nes kam čia reikia? Geriau
Ir va čia aš labai mėgstu organizacijom pasišnekėti. Ir va tai, o kaip rūpinasi. Ir tą tikrai labai smarkiai daro klasikinės organizacijos. Klasikinės, tai bankai, draudimo kompanijos, užsienio kapitalo kompanijos, kurios atėjo į Lietuvą ir tikrai formuoja šitą praktiką, aš tikrai esu labai šalininkas šito. Tai va tai irgi. Ar tai sulaikys darbuotoją nuo išėjimo iš darbo? Nebūtinai. Nėra būdų sulaikymo. Bet gal ir nereikia laikyti. Bet ten, kur aš jau būnu, tai mielas darbuotojų atidirb, aš dėl tavęs stengiuosi. Tai kaip mes tai komunikuojam ir kaip mes elgiamės, ir tikrai, pavyzdžiui, tikrai teko matyti labai nemažai mirčių per savo visą karjerą, nes dirbant su draudimu tai yra neišvengiama, ir labai stiprus yra dalykas, kai darbdavys turi gerus paketus draudimo ir kai šeima gauna išlaikymui, 3 metų darbuotojo atlyginimo. Įsivaizdavimui Google darbuotojas, jeigu miršta, tai jo šeima gauna 10 metinių atlyginimų draudimo sumą kaip kompensacija išlaikymui. Tai va mes ir bet čia yra labai irgi stipri žinutė ir dar kalbant apie darbuotojų išlaikymą, įsitraukimą, motyvaciją, tikrai tie paketai yra labai stiprus. Ir čia turbūt, Juozai, irgi yra labai svarbi mintis apie tai, kiek tu gali iššaudyti ferverkais per perksus, kiek tu gali tai parodyti ir kiek žmogus retai pajaučia tą tikrąją vertę naudos, kiek tai gali duoti ir kiek tai man gali atnešti gražos. Nes čia graža yra čia ir dabar, sumuštinis, Turkija, ferverkas ar kad ir kas tai būtų. Ten to gali ir nebūti, tu gali ir nepajausti to, bet kai tu turi tą saugią... Bet čia yra labai gal svarbi tema mums irgi komunikacijoje, ką mes dabar šlovinam ir ką gerbiam, ne? O kur yra ta didžioji, tikroji vertė, kas man kaip darbuotojui, jeigu manim yra va taip pasirūpinta, nes sumuštinį tai aš tikrai visada spėsiu nusipirkti. Į Turkiją bent jau per metus kartą irgi dabar didelė dalis gali išvažiuoti. Bet komunikacijoje, laikų paspaudime, perksas yra svarbesnis. Tai čia turbūt labai gera dalis, kuri apie komunikaciją. Čia yra vienas dalis ir iš netgi pripažinimų programos, tos komunikacijos ir pasiekiamumo žmonių. Tai kaip mes komunikuojam, ką mes sakom ir taip toliau. Tu gali kiekviena organizacija pasidaryti tyrimą, eiti per biurą ir paklausti darbuotojų, tai išvardink tau priklausomas naudas. Ką mes tau kaip organizacija duodam. Jokas jokiais, aš tą dalyką nuolatos skaičiuoju personalo vadovai, vadybininkai, jie niekur nepažiūrėjo, iki 7 išvardina. Nes paskui tenka kažkur žiūrėti ir atsiminti. Tie žmonės, kurie dirba su tuo. Tai ką reiškia paprastas darbuotojas, kuris galbūt net neturi prieimo prie interneto. Pavyzdžiui, logistikos kompanija, kur žmonės važiuoja arba šiaip, aš neturiu kaip darbuotojas prisijungimo prie, kaip sako, internete ir arba darbo skelbimo. Mes turim visą išvardymą, bet kai žmogus ateina organizacija, kuris tai viską mato, kaip iki jo ateina informacija, per skelbimų lentą, per tiesioginį vadovą ir, per televizorius. Tai čia labai tie, kur nutolę, tie, kas organizacijos naudoja SharePoint'ą, ten Slack'us, ten Facebook'o grupės, dar kažką ten yra didelis, kaip ir proveržis ir ten tikrai tik darbuotojų informacija daina, bet jinai yra bendrinė, labai dažnu atveju yra bendrinė. O kas man kaip Juozui priklauso? Aš dirbu organizacijoje 10 metų, esu kairiarankis, turiu ten XYZ vaikų ir kas man priklauso? Ar mes turim naudas personalizuotas, ar manęs kažkas klausia, ar man reikia XYZ naudos, kurią man perka 5 metus, bet gal aš turiu kažkokių tai asmeninių problemų ir man reikia tai kompensuoti. Žinau, ten slaugau tėvus, kur man labai yra svarbu ir man neužtenka pinigų, ar organizacija gali padaryti. Kitam yra labai super jaunas ir niekada nebuvo pas gydytoją, bet man 5 metai duodamas sveikatos draudimas. Toks pat lygiai taip pat kaip darbuotojams, kurie nešioja akinius. Arba nėštumo priežiūra yra paslauga, o aš esu vyras. Ir daug tokių dalykų yra bendrinių, nes labai lengva bendrai nupirkti vieną dalyką. Kaip ir išvesti Turkiją. Tikrai labai lengva. Suorganizuoju kelionę, užsakai organizatoriams, sumoku 1000 eurų per žmogų ir mes visi važiuojame. Okay. Bet kiek apie tai žino paprastas žmogus, Juozai, kaip jūs pats ir ką tik paminėjote, apie tai, kiek pasiekia tą paprastą darbuotoją tam tikra nauda, nes kodėl klausiu, pačiai teko atlikti ne vieną tyrimą apie duodamas naudas organizacijai, ką žino žmonės, ką jie turi, tai jūs dar ten pasakėt, kad 7 įvardina, mano atveju buvo 2-3 ir ties 3 buvo, nebežinau, ar iš vis tai yra, bet įmonė turi 10-12 gal kažkokių naudų. Darbuotojas sako, aš niekada negirdėjau, nežinau, gal kažką darbinant per pokalbį man pasakė, bet po to aš net apie tai nekalbėjau. Čia irgi turbūt mūsų šiandienos irgi žinutė gali būti, net neturint tam tikrų sistemų,
mes turim daryti tokį atnaujinimą informacijos ir sugalvoti būdą, kaip iki bet kurio mūsų darbuotojo šitą žinutę prieitų. Kad ir kas pakėlęs telefoną tavo organizacijai žinotų, ar jūs turit sveikatos draudimą, ar jūs turit kelionę į Turkiją. Man atrodo, tai irgi yra higiena. Nes po to stebimės. Taip, nes tada išeina iš darbo, kodėl? Tai mes nieko neturim, sako. Taip, taip. Taigi, sako viską, tai kur tai yra? Ir, pavyzdžiui, tai nauda, kaip rekomenduoja kolega, labai populiari nauda, bet apie tai nebūtinai žino, rekomenduoja kolega, gali uždirbti pinigų, tikrai labai. Tai vad, kai jūs pasakėte, Vida, kai ta organizacija, kuri sako, kad nelabai ką turi, apie 10 naudų turi, kuri išvardina apie 10 naudų, tai turi apie 20 naudų. Turbūt gal daugiausia mūsų sistemoje yra organizacijos 40 naudų. Tikrai nuo visokių papildomų išeiginių, už stažą, už dar kažką, tai tiesiog ekstra dienų, ar ten mokymų programos prisijungimai prie visokių subscriptionų, tikrai yra tikrai daug to dalykų yra, draudimų programos, pensijų kaupimas, tos pačios kelionės, maitinimai ir visokios rugsėjo pirmos dovanos ir panašiai. Bet čia man tada ateina toks kitas klausimas ir šiandien ateinu drąsiai paprovokuoti, ar ne per daug gerovės mes esam tiem savo darbuotojams sukūrę, ar ne per daug skiriam dėmesio naudai ir gerumui, o ne darbų kokybė ir atsakomybė ir kompetencijų ugdymui, nes labai smagu yra dirbti organizacijų, kuri tave aprūpins viskuo, bet kai tavęs paprašys kažką padaryti ekstra arba net ne ekstra, o tiesiog įdėti daugiau pastangos, tu pasakysi, sorry, žinai, neturiu tam laiko. Čia suprantat turbūt mano mintį, kur aš lenkiu, kad 20... Čia dėja taip yra. Čia yra realybė. Čia yra realybė ir čia su tuo nieko nepadarys, čia yra vadovų darbas su tuo ir pakviečiant darbuotojų organizaciją prisijungti, tai turi vis tiek formuoti kažkokius tai lūkesčius, kad mes tau duodam, bet ir tikimės. Vis tiek mes perkam kaip organizacija tavo mielas darbuotojų laiką. Per kurį tu vis tiek turi kažką tai padaryti. Taip organizacijos ir atsisijoja turbūt ir geriausius darbuotojus, bet aišku, yra žmonių, kurie tiesiog būna organizacijai. Nes ypač dėlėse galbūt ir patogu yra kartais pasislėpti. Ir turėti. Bet aišku, čia darbas yra, nes kita vertus čia yra paradoksas. Tai irgi aš tikrai pusę gyvenimo stoviu personalo vadovų pusėje, kai reikia tvirtintis kažkokius biudžetus su vadovais ir taip toliau. Tai pasižiūrėkit, kas atsitiko per pandemiją. Į personalą visi žiūrėjo kaip gelbėjimosi didžiausią ratą. Dieve personalas, mes neturim kaip pasiekti žmonių, gelbėkit. Tada personalo vadovai ateina į valdybą, jie tampa super svarbus. Kas atsitiko po pandemijos, viskas grįžo į business as usual ir sako, vėl to kadrų skyrius dažnai būna. Tai čia aš šiek tiek šaržuoju, bet tiesiog turiu tokios praktikos, kad personalo yra labai sunku, nes labai daug yra dalykų, ten nežinau, skaičiau kažkada apie 20 skirtingų temų nuo darbų saugos ir taip toliau, kas yra po personalo. Darbuotojų įsitraukimas, 360 apklausa, kelionės organizavimas, metų šventė, tai visi personalo vadovai organizuoja metų šventės arba būna organizacija. Tai pas personalo departamentą. Ir tada, kai eina kalba apie darbuotojų įsitraukimą ir taip toliau, nėra laiko. Žiūrėk, nėra laiko dabar, nes dabar yra didžiausias trendas, tai, aišku, tikrai tas yra, nes Europos komisijos vienodo atlygio. Tai visas personalas dabar tenai sėdi ir apie nieko daugiau negali galvoti. Ir sunku, ir tada, kai ateini pas vadovus paprašyti pinigų, sakyti kažkokiam projektui, nėra, nes esat kaštų centras, paprašaikos. Taip dažniausiai yra, žinai, tai labai irgi skatinu visą laiką ir patariu personalo bendruomenį, kuo daugiau šnekėti skaičius, kuo daugiau šnekėti faktais. Tada labai vadovam patinka ir tos business cases, ir tikrai labai yra gerų istorijų. Ir aš pats teko matyti, kaip personalas ruošiasi. Tai čia aš tikrai ir matau, kad bendruomenė, ir jūs ir iš konsultantų pusės tikrai labai smarkiai tą dalyką stumėt ir tas yra labai fain. Dar aš iškart, Juozai, dar apie tos ir vadovus ir sakom, kad nes dažnai įsivaizduojam, kad turėsim daug naudų, daug visko pridėsim tiem darbuotojam, jie tikrai bus ir lojalūs, darbdavio įvaizdį čia gerą suformuosim ir tikrai tai mums padės. Bet ir kaip jūs paminėjote, ir aš turbūt sakau, kad vis tiek pirmoje vietoje yra didžiulė vadovo atsakomybė komunikacijos su savo darbuotojais, tikslų kelime, aiškių žinučių transliavime ir joks
jokios naudos buvimas ar nebuvimas nebus geresnis negu vadovo atviras komunikavimas su darbuotoju. Ir kai sako, kaip motyvuoti darbuotoją, tai turbūt paklausti, kas tą darbuotoją motyvuoja, nes mes dažnu atveju norim kažkokio recepto, bet pamirštam tą kontaktą ir bendravimą. Tai kaip ir jūs paminėt, vis tiek reikės vadovo įsikišimo, kad ir kokią tų programą susikursi, kad tas darbuotojas būtų ir motyvuotas, ir lojalus, ir dar rezultatą pasiektų. Taip. Ir šitos dedamosios mes kažkaip dažnai pamirštam juos, nežinau, ar pats nepastebit, bet įsivaizduojam, kad tiek daug visko padarysim, gerovę sukursim ir tada viskas vyks savaime. Čia nevyksta. Čia labai gera, bet čia labai dar viena tokia strėlė, tai ar žinot, kodėl neklausia, ko tu nori žmogui, nes nebūtinai užtikrins tą davimą. Dėl ko neatsiranda flexible benefit, laisvai pasirenkamos naudos organizacijų, nes reikės rūpintis. Jeigu yra 300 žmonių ir kiekvienas iš jų parašys, ko jis nori, aš iš darbo išeisiu. Vien dėl administracinio darbo. Tai nėra šansų suvaldyti 10 žmonių kompaniją, 20 tu gali sakyti, va. Tai čia yra irgi labai, sakys, Juozai, ko tu nori? Aš sakysiu, noriu to ir to. Ar gali man duoti? Ne, negaliu. Tai viskas, aš praradau, tai bijo klausti. Dėl to tas turi būti labai svarbu nuo organizacijų. Mes kaip įmonė galim daryti ABC. Žiūrėk, čia yra mūsų bazė, kurią mes galim daryti. Ten 4, 5, 6 dalykų mes negalim daryti, nes tokia, pavyzdžiui, įmonės politika. Ir tikrai, pavyzdžiui, būna organizacijos, ten skiria dovanų kuponą, bet neleidžia prekybos tinklų, nes kad jie nusipirktų alkoholio. Arba sako, mes tenais į sveikesnę gyvenseną, mes ten į sportą, o mes į edukaciją. Ir čia yra, netinka tau, tai sorry, bet pas mus yra taip. Ir va čia vėlgi prie komunikacijos. Jeigu visiems labai aiškiai iškomunikuojam, kad mes gimtadienio dovanom dovanojam ten, nežinau, knygino dovanų čekį, nes norim to dalyko, tai yra mūsų organizacija. Ir čia vėl sugrįžtam prie vertybių, kaip naudos sistemos padeda vertybėm būti organizacijoje ir jom viešėtis, skleistis, tapti elgsenomis, ne? Kad tai nebetampa priešprieša. Labai geras žodis, elgsena man labai patinka žodis. Ir tas tikrai veikia ir tada gaunasi visa sistema. Tu žinai, ko tikėtis, tu žinai, ką gali gauti, jeigu bus kažkas ekstra, tu tik būsi nuo to laimingesnis. Bet tu bazę žinai. O jeigu pas tave net bazės nėra, tai aišku, tada tavo lūkesčiai tampa labai žemi organizacijai. Ir kaip sakote apie tos ekstra žingsnius ir ten labiau įdėti pastangas. Ne, o kam? Prasme, aš vis tiek nebūsiu pastebėtas, aš nieko nežinau. Ateisiu, atidirbsiu kažkiek, pabūsiu ir panašiai. Tas tikrai jaučiasi ir čia nėra paprasta. Tu negali pasakyti, kad sprakt ir padarysi. Tai turi būti labai didelė sinergija ir personalo, ir vadovo palaikymo, ir žmonių, ir ambasadorių, kas tuo degtų, kas tuo būtų įsitraukęs, nes čia ne vieno žmogaus darbas. Bet Juozai, dar toks klausimas, techninis klausimas. Čia kalbam naudas, aišku, jau suprantam ir organizacinė kultūra, ir elgsenos, bet man tada toks klausimas apie tą įgyvendinimą, kaip tai darom. Ir čia man tokia mintis, kokio dydžio organizacijos jau gali pradėti apie tai galvoti, kad ne tai, kad, žinai, ant popieriuko susirašom, kas ką gauna ir Excelį ten turim, bet jau rimtai pradedam galvoti ir apie ačiū programas, apie naudas, apie draudimus, truputėlį iš tos techninės pusės, nes tikrai žinau, kad mus klauso, žinai, įmonės ir iš regionų, kur turi 100 darbuotojų ir nieko panašaus neturi, bet klauso ir organizacijos, kur yra 20 žmonių ir yra pati pradžia, bet jie jau supranta, kaip tai svarbu, nes tai padės jiems ateityje būti turbūt ir konkurencingais. Nes jeigu visi šaudo ferverkais į Turkiją, o tu nieko neturi, tai kažką reikės galvoti. Tai kaip yra su tuo? Taip, visų pirma reikia būti savimi. Tai nereikia paskui sekti, čia net ne tai, kad trendai, ne tai, kad daro kiti. Gali pasižiūrėti, ar mums tai tinka ar netinka. Ar mes toleruojam alkoholį ar netoleruojam. Kur mes einam. Tai čia nuo tų vertybių, kas mums yra svarbu. O įgyvendinama, žinokit, visur, kur yra žmonių, turbūt aišku, jeigu 5 dirbat, šiek tiek dar sunkiau galbūt bus. Tai mes irgi savo organizaciją turime, tarkim, 10 ar 15 žmonių. Bet turbūt jeigu 20 organizacijų žmonių yra, jau gaunasi kažkokia tai įmonė, kažkas vyksta, ne? Tai jau yra mini skyriai, galbūt atitolę ir taip toliau, tai kaip tas visus žmonės sujungti yra labai svarbu. Tai nėra, aš nesakyčiau, kad yra limitai, kad nuo 100 būtinai reikia daryti, ar ten nuo 50. Ne, čia yra pati organizacija ir kartais gali būti labai fun
pavers to labai smagumu ir kiekvieną kartą, žinai, aš irgi, kai mes naudojam patys, tu kažką gauni, ateina tas push notificationas ir tai yra mini dopaminas. Fainai. Toks mini šypsena, žinai, ir tai yra į tavo katilą. Ir tą katilą ir maišą tu dėdiesi ir nešiesi. Ir tas yra, aš manau, labai faina. Iš tos pusės, ir dar kai visi mato, kaip sako, žinai, girk prie akių, peik už akių. Ir tas labai veikia. Faina būti pagirtam. Tikrai. Ir čia turbūt veikia, kaip pats paminėjot, net nesvarbu, kiek žmonių yra organizacijoje, nes kultūrą pradeda kurti jau vienas pats žmogus dirbantis ir kokią žinutę skleidžia savo klientams, po to kokį prisiema žmogų, kokią jam perduoda kultūros idėją. Tai man atrodo labai svarbu ir pradedant net paprasčiausio ačiū kultūra, apie kurį mes šiandien ir pradėjom, nes kaip dažnai mes tiesiog parašom ačiū, nežinau, gaunu nuo Juozo laišką, jis surašė man kažkokią sistemą ir aš parašau ačiū Juozai. Bet aš neparašau už ką aš tau, ačiū Juozai sakau, ką tu padarei, taip gerai, ką tu galėtum ir tęsti. Man atrodo, šitas yra net elementarus dalykas, labai svarbus mūsuose išmokti, už ką aš tau esu dėkingas, kad tas žmogus ir pajaustų tą stiprybę, ką jis ten turi, kad tai galėtų jam skleistis, būti. Ir aš žinau, kad jūs ir dabar atlikinėjat tyrimą organizacijose, kur kaip tas ačiū pas mus organizacijose, kiek jo turim, kiek neturim, man atrodo, kad mes čia dar turim padirbėti. Mes dar labai. Tai jeigu galime kas per tyrimas ir ką išnagrinėjot, nes man atrodo, kad čia yra ką padirbėti. Ir mudviejų, man atrodo, šiandien pokalbis jau bus mažas toks, žinai, žirnelis į tą didelę pintinę žirnių, kad pagalvokim, kai sakom ir kaip sakom ir kodėl sakom ir ką iš tikrųjų mums reiškia, kai gaunam. Tai mes iš tikrųjų čia labai gera vieta šiek tiek apie tą tyrimą pakalbėti, darėm 2 tyrimus ir pernai ir šiemet. Klausėm virš 1000 respondentų, tikrai pakankamai reprezentatyvus tyrimas. Tai keli klausimai, žinai, pirmas, tai kaip dažnai tu iš kolegų gauni ačiū, o kitas buvo klausimas iš vadovų. Tai iš tikrųjų, tai kolegų gavimas to ačiū, padėkų vienas iš kitų, tai įvairiai. Ir kas yra gauna kelis kart per dieną, ir ten kelis kart per savaitę, ar ten kartą per mėnesį, ar kartą per ketvirtį. Bet nefaina yra, kad ten tarp 10 ar gal 20% bendrai yra arba negavę, arba gavę tik kartą per metus iš kolegų. Ir va čia pradeda liūdinti šitas dalykas, nes tai reiškia, kad nėra nusistovėjusios tos kultūros, apie kurią aš irgi tai paminėsiu. O kai kalbam iš vadovų, tai čia dar baisiau yra. Čia realiai tie darbuotojai, kurie turi tiesioginius vadovus, tai grubiai 19% nėra gavę iš vadovų. Ir va čia tada, kai sakom, pas mus didelė kaita. Ten, žinai, ir nežinom, ką daryti, dar investuokim į atrankas ir dar kažką keiskim, ne? Tai va čia labai reikia padirbėti, ypač kai vadovai žuoja toną, tikrai labai smarku. Ir jeigu aš dėkoju, girdisi, kad dėkoju, tada atsiranda vieni kitų. Ir iš to seka tada kitas klausimas, tai o ko trūksta, kad tas darbuotojas ar vadovai vieni kitiem padėkotų. Ir ką jūs manot, 40% visų sakė, kad nėra dėkingumo kultūros darbe. Tada sako, kitas apie 30% sako, kad manau, kad nereikia dėkoti už darbą. Tai tiesiog dirbam ir viską, žinai. Ten darbas kuo mažiau buvo, neturim laiko, nežinom, kaip dėkoti. Tai apskritai apie tą atgalinį ryšį ir tą feedbacko davimą labai sunku. Mūsų lietuvių tautoje pasakyti atgalinį ryšį, nesvarbu jis geras ar blogas, yra labai, labai, labai sunku. Čia mums dar labai reikia mokytis. Tai tą kultūrą reikia kurti. Tai tikrai labai gražus žodis ir ten ta legendinė frazė apie Peterio Druckerio, kas ką valgo pusryčiams. Kas ką valgo. Taip, tai tiesiog reikia imti ir daryti. Ir aš dažnai sakau, jūs nebijokit rizikuoti ir organizacijom. Imkit, ką gali prarasti. Nieko, čia tai su pozityvimu. Tugi neateini čia su kažkokiu blogu. Tai tas yra labai fainas. Kažkokios, Juozai, aš iškart sakysiu, o yra kažkokios, nežinau, taisyklės, pavojai tame, kad galim persistengti, dirbtinai pradėti daryti, manipuliuoti pradėti? Yra. Iki 5%. Yra vadinamų nesąmoningų padėkų. Ten ačiū, kad gražiai atrodo.
darbuotojai. Nu, nes ypač kas susijęs su finansiniu atlygiu, nes skatina, kad jeigu surinksiu 10 ten širdelių, aš ten man pavers 10 širdelių 10 eurų ir aš galėsiu nusipirkti kuponą. Prekybos tinklo, nu tai tada prasideda gudrumas. Nu, ačiū tavo Airida, ačiū tavo Jozai, Jozas Loretai ir žiūrėk, vienas departamentas susuko visiems ir 10 eurų išsikešino. Bet tai yra tik 5%, labai visi mato, labai lengvai suvaldoma ir nebedaro. Bet tas tikrai yra, jo nereikia apsivedinti, kad visiškai nėra. Tai yra ten tokių ir to juodo, nu ne tai, kad juodo, to nešvankaus humoro visokio, ten dar kažką, bet jis labai išnyksta visam gėrio kontekste. Tai aš tame problemos nematau, bet jinai yra. Supratom. O ką tas tyrimas, jūs patys kaip organizacija, kaip Lietuvoje skatinantis tą kultūrą ir pripažinimo ir naudų kultūrą, ką tas tyrimas mums visiems, kaip klausytojams, dalyviams organizacijų signalizuoja? Ką mes su tuo galime ir turime daryti ir turbūt ko turime nebedaryti? Tai turbūt visų pirma, tai tiesiog pradėti nuo paprasto ačiū. Elementariuose dalykuose, net ir už kartais yra vidutiniško dydžio darbus. Nes dažnai mes pamirštam, gauni, padaryti ir važiuojam toliau, bet tiesiog, ne? O jeigu šiek tiek per ačiū kablelis ir dar vienas sakinys, taip, išplėsti, kaip sakau. Labai, mes ne veltui įdėjom į aplikaciją 25 simbolių parašymą. Nu, kad tu nedėtum širdelį ir tai daug kas įsigudrina, deda 25 taškus arba 25 šypsenėlės. Tai, čia ką, bet žingsnis po žingsnio, tai tiesiog reikia daryti. Bet kas daro, tikrai turi labai gerus rezultatus. Darbuotojai ir įsitraukimo, ir jie daro tyrimus, ir ENPS-o, ir tos įsitraukimo tyrimus, ir mato, kiek žmonių yra įsitraukę, koks yra pasiekiamumas. Ir tada sako visi vadovai, tu žiūrėk, suveikia. Ir tai neturi būti žaidimas, tai pusę metų pažaiskim ir viskas. Ne, tai yra mūsų, mes to gyvenam. Kaip turi ten biurą, kaip turi ten dar kažkokias tvarkas, politikas, taip ir turi šitą ačiū kultūrą. Tai kultūragi nėra, kad mes dabar tokia kultūra, o rytoj kitokia kultūra. Arba mes tokia esame, tokia būtume. Ir čia turbūt irgi, Juozai, labai svarbu tą užakcentuoti, ypatingai kas yra susijęs su darbuotojais ir darbuotojų kultūra organizacijoje. Pats dirbat su vadovais ir pastebit, kada mes norim matuoti rezultatą. Tai duokit man rezultatą po mėnesio, po 2, po pusės metų, kad sumažėtų darbuotojų kaita, kad darbuotojai būtų lojalesni. Bet aš visada šitoj vietoj noriu užakcentuoti, kad kultūra negimsta per naktį. Kultūrai reikia, jeigu žiūrint ir mokslinius tyrimus, ir ypatingai Harvardo studijas, kur studijavo organizacijų 50 metų gyvavimo, kultūrai pasikeisti, tai yra 2-3 nauji dalykai, kad tai taptų rutina, reikia 2-3 metų. O mes labai norim čia ir dabar. Tai noriu jūsų paklausti, pavyzdžiui, su Melpu jūs jau esate beveik 4 metai. Aš dabar įsivaizduoju, kad jūs jau po truputėlį galit matyti tam tikrų organizacijų rezultatus, bet tikrai rezultatas nebus poryt, kai šiandien pradėsim visi sakyti ačiū, arba atsižvelgsim į darbuotojų poreikius. Nebus ir čia mes su to ne tai, kad kovojam, bet susidurėm, gal taip pasakyti tikslą žodį ir tikrai turim lūkesčių greitų, 2-3 mėnesiai ir didelis pokytis. Taip. Dėja, taip nėra, turbūt per pirmą pusmetį tu gali pamatyti apskritai, kas vyksta, o turbūt po metų gali suprasti apskritai, ar čia yra ok ar ne ok, o tos organizacijos, kurios šiemet, pavyzdžiui, atsinaujina turi tęsę 4 metus, bet ten yra labai daug skaičių, nes tada atsiranda ko mums reikia, ką mes turim, ką galima koreguoti, ką papildomai norėtų įsidėti, apie savo mini strategiją, apie produktą jau lipdo ir tas yra labai smagu, tai tikrai labai pritariu. Ir čia tos kantrybės reikia ir ne veltui, žinai, ir medžiai dygsta per tam tikrą laiką ir vaikai užauga per tam tikrą laiką, tai čia nenuginčiamai yra, kad laiko reikia ir čia nėra, kad įdėsiu, skirsiu 10 000 ir po mėnesio man sumažės kaita. Nesumažės. Ir čia turbūt yra apie pastovumą, nes mes labai dažnai norim to greito rezultato, kaip žinai, galvos nuo skausmo vaistų išgerti ir kad po 20 minučių neskaudėtų. Nuskaudės, ta galva dar ir po metų gali skaudėti, bet tas tęstinumas procese, kad mes
pradėjom ir turim tęsti, žiūrėti, kad tie pirmieji rezultatai būtų ir tada spręsti. Nes kartais mes norim labai greito rezultato kultūroje, pasikeitimuose, bet čia, man atrodo, ir vat, jūsų sistemoje arba vat, toje mūsų net ačiū temoje mes rezultatą tikrai pamatysim pirmąsias sėklytės gana greitai, bet tą galutinį mes tikrai pamatysim, jeigu mes tai tęsim. Kodėl aš tai norėjau užakcentuoti? Nes mes labai dažnai išgirstam, šiandien Airida su Juozu pakalbėjo gera tema, pradėsiu savo organizacijai dėkoti. Pradėsim nuo tokio paprasto padėkojimo, sakysiu, žinai, susirinkimą padarykim, už ką aš tau esu dėkingas. Praeina 2 mėnesiai, tu sakai, žinai, jaučiu kažką naujo girdėjau, sako, nedėkoti reikia, bet ten laiškelius rašyti. Rašykim dabar laiškelius. Ir pametam tai, ką pradėjom ir sakom, neveikia. Ir vat su tuo neveikia, mes nueinam į tai, kad nieks nebeveikia, nes niekur nėra tęstinumo. Ir šiuolaikiniai kartai, turbūt tas fokuso buvimas mums yra ypatingai svarbus šitose temose su darbuotojais. Tas nuoseklumas ir kartojimas yra labai svarbus. Vieną momentą dar užakcentuosiu apie tą, pavyzdžiui, atgalinį ryšį ir kai žmonių klausia, mes irgi turim galimybę, kad darbuotojas gali parašyti, tarkim, atsiliepimo dėžutę. Yra organizacijų, kurios nenori to funkcionalumo, nes sako, mes nenorim girdėti iš darbuotojų, ką jie rašo. Tai apie kokį mes įsitraukimą šnekam, bet jeigu mes turim atvirą kanalą, žmogus parašo, kad man kažko tai reikia, arba kažkokią pastabą, ten, nežinau, šaltas maistas valgykloje, arba trūksta ten, nežinau, per trumpa apranga ar dar kažkas, ir aš matau pokytį įvykusi, reiškia, mane girdi, viskas, man patikimas yra, nes gali būti, kad aš tiesioginiam vadovui pasakiau, bet aš nesu jam mėgstamiausias ir dėl to nėra. Nesvarbu. Tai čia yra labai svarbus apie tą abipusį ryšį, kad aš girdžiu jūsų darbuotojų organizaciją. O ką jūs sakote apie tą testinumą, tai visur jisai yra, ar tu sporte, ar versle, tas consistent, tai yra darom ir pasidarys. Darom ir pasidarys. Tu gali quick winus laimėti, pastatęs greitą šaldytuvą, ledų dabar vasarą artėja. Taip, bus labai nuostabus dalykai, kurie tikrai faini. Aš ir pats, man tie persai šiaip smagu, kai tavim rūpinasi, kažką duoda, glosto, taip toliau. Bet gylis yra visai kitur. Juozai, dar pačiai pabaigai. Jeigu, pavyzdžiui, vadovai, darbuotojai, HR žmonės po šitos laidos sugalvos, kad nori nuo kažko pradėti, kažką pakeisti, pagalvoti, nuo ko sakytumėt, kad reikia pradėti toje naudų, ačiū sistemoje, jeigu galima taip sakyti. Aš turbūt labiausia tai grįžčiau prie vertybių, elgsenos išgryninimo ir kaip mes su to dirbam. Tikrai, kad tai nebūtų, ir tikrai labai yra fainų organizacijų, kurios labai daug daro, ir ten kortelė žaidimo, ir įprastina tas elgsenas. Ir čia yra labai didelis žingsnis. Nes tikrai aš dar matau organizacijas, lankau ant sienos kaba 4 vertybės, ne vienas. Ten, kas ten, žinote, tų vertybių labai daug yra. Tai, bet ar jomis gyvenam? Aš tik čia paprasčiausias dalykas paklausti savęs, savo organizacijų vadovų, ar mes gyvenam vertybėmis, kaip mes priiminėjam sprendimus, ar mums tas yra tikrai svarbu, o gal ne. O tada, žinai, galvoti, ar mes norim šiek tiek sugamifikuoti, sužaidybinti ir labiau žmonių įtraukti. Ne vien tik, kad mes čia vadovų komandą 15 žmonių dabar nustatėm, varom, o visas 1000 žmonių 100 metų dirbu. Bet kaip mane įtraukti regione dirbant, ar kažkur toli nutolusi nuo šitos gamyklos, ar nuo pagrindinio biuro, ar ten 16 aukšte aš dirbu, ten asistentu, iki manęs nedaina informacija. Turbūt pasirūpinti, kad iki žmonių ateitų informacija, kad mes vienodai gyventume. Tas pavyzdys su irklavimu baltas, kad į vieną pusę visi irkluojam. Tai aš sakyčiau, čia per pirminiai žingsniai, o tada jau pradėti galbūt kurti, ar per sistemą, ar nuo lapelių, ar lentos, būdas yra nesvarbus, svarbu daryti. Tik aišku, matant paskiau, kad labai darai oldschooliniu būdu, labai sunku administruoti, tai geriau pasimti kokius nors įrankius ir tikrai jų yra begalė. Bet labai svarbi ta žinutė yra, kad svarbiausia pradėti ir įsigryninti tas vertybės, tą aiškumą, ką mes norim komunikuoti, kur mes link norim visi kartu judėti. Ir net, sakyčiau, irgi tokį, pit stopą pasidaryti ir pasižiūrėti, kas yra mūsų inkarai, kurie mus traukia į apačią, kur mes tikrai su tokia kultūra ir elgsenom neišlaikysim tų žmonių, nei turėsim tą lojalumą. Ir kur mes esam, galim tą vėją pasikinkyti tą burę, kas gali mums padėti keliauti į priekį. Taip, tai čia turbūt
aš vieną tik dar atsiminiau, kas tikrai labai gerai veikia, kur labai norisi pagirti personalo bendruomenę Lietuvoje, apie tai, kad know-how dalinimasis. Nu, taip gerai veikia, tikrai be jokio, ten, žinai, užhaidinimo duomenų ir taip toliau, nu, antiek yra viena, nu, stipri personalo bendruomenė, ateikit, sako, mes papasakosim, kaip pas mus veikia. Nebūtinai kopijuoti, bet, žinai, pasisemti idėjų, ir mes pritaikysim šitą, ar mes ten kitai. Tai, nu, puikiai, aš tikrai, nu, dešimtis organizacijų žinau, kurios šiandien gali pas save įsileisti, ateiti, pasikalbėti apie pripažinimo programą. Ir čia vėlgi ieškoti sprendimo, Juozai, kad, nu, jeigu tu turi tą kaip klausimą, tai tikrai nebijoti paklausti ir eiti, nebūtinai, kaip sakėt, nukopijuoti, bet pasisemti tų idėjų, pasižiūrėti. Ir čia turbūt irgi dar, nu, tokia ir žinutė visiems, kadangi ir tinklalaidė mūsų žmogiška yra per tą paprastą bendravimą, prieėjimą. Tai, jeigu Juozas sako, kad gali pasidalinti organizacijom, kurios pasidalins tą gerąją praktiką, ir jeigu kažkas norit ir pajutot, kad šiandien yra ta diena, tai drąsiai parašykit Juozui ir paklauskit to kelio pradžios. O aš kažkaip palinkėsiu turbūt pačiai pabaigai to tokios drąsos nežinoti, nes šitose dalykuose mes dažnai norim žinoti atsakymus ir jau būti nukeliavę toli, leisti savo ir suklysti, bet pradėti tai daryti ir pamatyti tą pokytį, kuris bus, kad ir labai mažas, bet jis bus, jeigu tai darysit pastoviai. Ir aš gal iš savo šeimos pasidalinsiu tokį nedarbinį pavyzdį, bet mes šeimoje, kai prasidėjo Ukrainoje karas, pradėjom kiekvieną vakarą daryti tas dėkingumo praktikas, už ką mes esam šiandien dėkingi. Ir kas yra įdomu, kad jeigu mes to nepadarom, mano 8-metis iš kito kambario atbėga ir sako, mama, mes pamiršom. Tai aš labai tikiu, kad ir organizacijose, kai mes tai pradedam daryti pastoviai, tai tampa tokia norma, kad jeigu to nėra, tai trūksta. Ir tai tampa tavo kaip identiteto dalis. O mes norim, kad žmonės turėtų tą identitetą tokį, kaip įmonė, mano, apie mane galvoja, aš svarbus, aš čia esu, aš čia galiu padaryti ir mane mato. Vėl sugrįžtu į tą tokį šeimyninį pavyzdį, bet dėja, kai gimstam, pirmasis poreikis koks yra? Pripažinimo, kad kažkas paimtų, apkabintų ir pasakytų, aš tave matau. Ir darbe nieks nuo to nepasikeičia. Mes lygiai to paties norim. Taip, mes žmonės, mes ne robotai. Čia labai gera jūsų pabaiga ir tiesiog paprastumo kartais užtenka ir labai pokyčiai gali pasimatyti. Ir tai, ką darbuotojai kalba jums nematant išėję iš įmonės, tai yra pagrindinė jūsų įmonės veidrodis. Čia yra pagrindinė, ką jie kalba, o kas pas mus, o pas mus yra taip, o žinai, pas mus yra taip, ir man pasakė ačiū, ir va čia yra. Taip, ir labai skauda, kad išeina darbuotojai ir sako, kad manęs nematė. Nors įmonė dėjo X, Y pastangų ne į tą vietą, kur reikėjo. Tai kartais elementarus ačiū tikrai pasižiūrėjus mums patiems, aš sakau, pasižiūrėkim, kas mus pačius daro laimingais. Ir tada žinosim, kas ir mūsų darbuotojus tikėtina darys laimingai. Tai ačiū labai, Juozai, ačiū už tai, ką darot, ačiū, kad programas kuriat, padedat ir palengvinat ne tik HR, bet ir darbuotojų gyvenimus ir apskritai prisidedat prie to laimės indekso didėjimo. Aš labai tuo tikiu, kad mes dirbdami savo darbus turim būti laimingi. Turim, vienareikšmiškai. Ačiū labai ir už malonų pokalbį, už pakvietimą. Ačiū visai personalo bendruomeniai, kurie tiki, pasitiki ir aš irgi pritariu dėl drąsos. Linkiu drąsos, nebijot klysti, nes nieko baisaus nebus. Tikrai. Taip, tikrai. Tas bus tik labai gerai. Tai ačiū dar kartą ir iki malonaus. Iki malonaus. Visą. Iki. Ja. Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.